Na ką, labą rytą. Šiandien biškį vėluojam išlėkt, nes pramiegojom. Šiandien lekiam į Vilnių. Lekiam į Vilnių išsikrauti vienas taškas turim ir pasikrauti 3. Bet 2 pasikrausim Vilniui, 1 pasikrausim Kaune grįžę. Tai šiandien visai turim darbo. Normaliai lekiam išsikrauti, ten jau buvom pirmą darbo dieną, kur važiavau į tą vietą išsikrauti, kai į Vilnių padavė irgi. Ne pirmą darbo dieną važiavau Klaipėdą, bet parsitempiau priekabą ir su ta priekaba važiavau išsikrauti Vilnių. Tai ten pat išsikrauti iki kitą firmą, ten pasirodo 2 firmą. Tai tenai išsikraunu, tada važiuojam į Saniteksą pasikrauti Kirtimų gatvę. Sibelė kaip senai buvęs ten jau. Nors gal rytoj, kai dirbau, buvau, man atrodo, vieną kartą irgi pasikraut kažką į Kauną. Ir tada važiuosim į Riešę, pasimt vieną langą ir tada grįšim čia į Kauną pasimti daugiau langų. Ir turėtų, sakė, būti kaip ir pilna priekaba realiai. Tai bandysim žiūrėti, kas čia mums gausis. Nes darbo, sakė, šią savaitę bus, praeitą savaitę vieną dieną net nedirbau. Paskui penktadienį irgi nefilmavau, nes labai trumpai atvariau tik priekabas patampyti vietoj. Turiu menį ne kažką vežiau krovinį, bet čia priekabai technikinė tempiau, dar tenai padangas reikėjo pakeisti. Tai tokie darbai, kur nelabai ką pafilmuosi. Palakščiau po miestą ir parvariau namo. Šis atvariau darbą 1 valandą. Tai pasitasiau ir apie 5:30 turbūt grįžau. Ir sekmadienį išvarėm į Koncą. Tai va, ką minam į tą Vilnių. Ir žiūrim, kaip čia mums seksis. Na va, atlėkėm į iškrovimo vietą. Gavom rampą jau, pasistatėm. Pilno fūrų, 3 paletės. Net nežinau, kas parašyta. Tokia dydžio paletė. Ir pek ir viskas. Tai net nežinau, kas do prekės. Ant CMR irgi parašyta 33 paletės. Ir tipo pilna priekaba. Daugiau nieko. Tai net nežinau, ką aš čia atvežiau.
Tai va, išsikrausim ir įdėsim į Saniteksą. Po Sanitekso įdėsim į Riešę. Po Riešės įdėsim į Kauną. Įdomiai kavą nesikrautų. Ir gal turėsim jau pilną priekabą. Tai va, tiek žinių. Laukiu iškraus. Ir judam į Saniteksą. Ką tenai pakraus ir kiek įdomu. Na va, pasikrovėm 3 paletės. Bandom dabar išvažiuoti iš teritorijos. O, išleido. Įleisti nenorėjo, išleido, normaliai. Tai va, varom dabar į tą Riešę pasikrauti tą vieną langą. Ir po to varysim pasikrauti daugiau langų jau Kaune. Vilniuje dabar tas vienintelis čia taškelis. Tai ką, judam ir pasimatom ten.
Nu ką, va, lekiam autostradą jau. Dar va, nepasivelka lengvosios, netgi reikia su fūra lenkt. Aplenksim čia. Antra juosta šnioja tų mašinų. Tai, blet, ir atsibudo, karočią, Asilas. O Jezu, va Jezu, kaip jūs taip važiuojat žmonės, aš nesuprantu. Ir nuvažiavo, karočią, kai persirikiau į antrą juostą. Maladėt, vakas, taip tai važiavo 70. Dabar va, net kitas Lenkija jau varo. Prisiminė, numirėlis persta. Tai va, dar čia rėšiai apturėjau smagumą. Ir tą sustojau, va, tenai, nežinau, bus įdėta, sustojau tokį ten kelkraštį. Už manęs vietos realiai visiškai nebuvo. Sustot. Tai sugalvoju iš galo moteriškę privažiuoti ir labai stipriai prisispaus prie bordiūro, kad niekam netrukdytų, užlyst man tiesiai visiškai už priekabą. O man priekinė buvo kaip jau prasukti, reikia atbulą pavažiuoti, įsijungiau atbulinį. Nu ir ką, ir atsirėmiau ją. Nes jau išlipus iš mašinos buvo. Tai dar susipildėm deklaraciją. Bet nes nu jokių fizinių galimybių neturėjau matyti absoliučiai. Ne per vieną dar pasižiūrėjau, o į vieną, į kitą. Tuščia, gerai, važiuojam, tai taip atsirėmiau, gavau į bordiūrą, atsirėmiau. Nes taip užsukau priekabą biškį. Iki bordiūro da važiavau. Į priekį važiuoti jau į ten signaliną man, tai, kad atsirėmiau. Jau spėjau šokti mašiną. Tai ten, nieko baisaus nebuvo, įdėsiu nuotrauką. Tai. Ten tas buferis biškutį plasmasių porą gabaliukų nukrito ir tiek. Man iš vis nieko, metalinis rėmas atsirėmė. Net įbrėžimo neliko. Tai va, tai tokį įvykį apturėjom. Tai pamoka visiems, kas su fūrom nevažiuoja. Nelyskit už fūrų prie pat. Arba iš toliau atsistokit, arba pastokit taip, kad prie krašto, kad matytųsi bent veidrodėlis išlendęs. Nu blin, nu nesimato. Ir ten aš buvau 100% tikinęs, kad ten nieko nebus, nes ten vietos nebebuvo. Ir realiai ant kelio stovėjo. Nes tą kišenį įlindus. Tai, sako, sustojau, aš čia minutėj paduoti auklėtojui dukra akvariumą sudaužė. Tai akvariumą atvežiau kitą. Tai sustojau. Aš vieną paletę pasimti sustojau. Jie sustojo akvariumą paduoti ir zaibys pasibučiavo. Nu nieko. Susipildėm deklaraciją ir įsiskirstėm. Tai va, tokie reikaliukai. Tai ką, lekiam į paskutinį tašką į Kauną pasikraučiam, 3 kilai liko. Ir žiūrėsim, kas toliau. Na ką, viską pasikrovėm. Skirdusi lūpą. Žiūriu, kur per čia kur išvažiuot. Patogiau. Tai va, viskas pasikrovėm. Langų pirštą beliavą, palikom dar vietos kitam kroviniui. Sudėjom taip, kaip reikia, kaip sakant. Dabar žiūrim. Išvažiavimo. Turėtų jis kažkur čia būtų. Na, čia turėtų eiti ratuku išvažiuoti.
žmonės ir žvyro pasipylė, visko turi. Nu va, gražiai išriedėjom. Tai va, šiandien turbūt viskas, mano visi darbai bus. Važiuojam, paliekam priekabą ir varom namo turbūt. Tai ką, lekiam. Na ką, viskas šiandien, hibridė. Viskas susidėjom, viskas sutvarkėm, va kamerą tik susirenku ir varau namo. Viskas, šiandien padirbom, visus darbus, viską pakrovėm, ką reikėjo, išskyrus vienintelį nelaimį, kad įvažiavom į mašiną. Nu, bet nieko. Direktorius sako, ten tik plasmasės. Tai va, tiek žinių, šiandien tiek darbų. Kelintą čia baigiam 15:53. Kaip tik va vaiką važiuosiu pasimti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspaudžiam laiką, subscribe ir pasimatom kitą dieną. Rytoj nežinau, ką veiksiu. Ate.